Nu va, atvažiavom į paskutinį viešbutį. Tai čia toks, va čia mūsų terasa. Nu toks ir, sakyčiau, įspūdingesnis toks viešbutis. Nes čia visko labai daug. Sakiau, va čia galim vyno maišinti. Aš darau video dabar. Paveikslai. Ta prasme, 80 kvadratų. 80 kvadratų. Kambarys? Mūsų vien 80 kvadratų. Mūsų terasa yra. Ir Jau tik tai rodžiau. 110 eurų. Nu va, čia Vieną. miegamasis. Savininkas buvo Afrikoje labai, tai visur daug gyvūnų paveikslų. Nu čia virtuvė tai tokia šiaip sau. Ir buvo Bali, tai labai visur, nu, jam patiko statulos ir skulptūros, tai čia visur prisitempė irgi pats. Ką tu filmuoji? Kodėl tu su rankšluosčiai neapsiviniojęs? Nu, kad neįčiasi triuskais vidury miesto. A kas? Kodėl tu su rankšluosčiais užsivinojus? Nieks nematė, kad aš rankšluosčiai apsiviniojęs. Niekur nėra kur. Niekur nėra kur nusiplaut kojų, pabraidžius po vandenyną. Tai reikia eiti pasom per miesto centrą. Gal nepasigausim grybelę? Tik grybelis išgydomas, nieko tokio. Bet žinai, koks ilgas gydymas? Nežinau. Nežinau, kas grybelius ir kad parašykit komentarę. Kas grybelius ir kad parašykit komentarę. Prisipažinkit. Ir papasakot, koks tas gydymas turi būti. Stebinė baba, jie nekurva. Nematė jie tokių sijonų. Au. Čia Romėnas, ten kryžiuotis, ten Jeruzalė, čia Faraonas, čia šitas Odisėjas vienas iš žinių. Ne makedonietis čia? Nu, kažkas panašaus. Žiūrim, kiek žinom. Mona Lisa, gyvai. Ne. Toliau Drakula. Drakula. Čia Katašinis. Čia Transilvanija. Čia kas? Medūza. Medūza. Bet vyro Angeliukas. su vyro veidu kažkodėl. Žiūrėk, koks piktas anas. Čia grūdant kepuraitę. Piktukas koks. Sėdi. Atvarėm dabar į Smėlio muziejų. Tai čia tokia labai didelė patalpa su visokiom smėlio skulptūrom. Sakė, čia yra virš 120 smėlio skulptūrų, kurias padarė 60 skirtingų menininkų. Tai eisim apžiūrėt. Kiek mokėjom? Ką jie čia gerą padarė? Nu, labai daug. Sumokėjom 23,80 už 2 bilietus. Ta prasme, čia aš nežinau, čia dar maistas Tas turėtų. pilis dabar parodė. Nu va, kažkas va. Bet čia, ar čia smėlis? Ima aptraus. Šiaip mums labai pasisekė, nes dabar nuo 3 valandų pranešė lietų. Aha. Bet kaip matote, nelyja. Pasitraukė lietus, aišku, ten labiškai va. Nu bet, tikiuosi spėsim apeiti čia viską ir aplenkt tą lietų. Geras. Šitą mamai būtinai reikės parodyti. Katkai. Šitą nakties sitą. Žiūrėk, nakties sitą. Čia koks storas dėdė. Džepenė. Aš dar čia prie kiekvieno aprašas, ne? Jo, čia yra sumo. Žinai, kas įdomu? Kristiana. Cristiano Ronaldo. Gerbėjas tu? Ne. Žiūrėk, kas ten yra Asterikso ir Obelixo.
Biški irgi plūžęs Asteriksas, ane? Ir Batmanas. Man. Batmanas atrodo taip lyg autizmus raktų, nu bet rimtai dabar. Kaip jau vadinasi tie mėlyni? Avatarai? Avatarai! Kažką Jį, o blogo kiaurai. padarė. O kiaurai per jį. Tipo, turim tai. Dabar padarysiu tokį editą. Nu, klipuką. Kad nebereiktų čia komentuoti, tiesiog, kad būtų gražiai per visus likusius eksponatus. Gerai? Davai. Gal reikia eiti, jau labai lyja. Tai ką tik sakai, kad nelyja? Nes nestipriai lyja, einam. O, kaip čia lyja? Bėgam. Varom. Atsargiai, atsargiai. Kur stogas? Va. Atėlė, na, tualetą. Bet aš pamačiau čia tokį įdomų dalyką. Visą laiką esu matęs per teliką, kur taip atsisėdė ir šamiukai, kas čia žuvytės, kažkokias tai, kur tau pirštus tipo nuvalgo bakterijas. Va. Ir pasižiūrėjau, kainuoja 15 eurų 15 minučių. 30 eurų, 25 eurų ir 30 minučių. Žiauriai noriu pabandyti. Nežinau, ką dėlė bus tai. Fish spa. Norėtum pabandyti? Kiek kainuoja? 15 eurų. 15 minučių. O galima sumokėti 15 eurų ir įkišti po vieną koją vėl? Nu tai va, grįžome į mašiną, nes neleido pasidalinti po 7 minutės, nusprendėm visai neiti žuvyčių spa. Ir dabar ieškom Tadui burgerį. Na ką, šiandien paskutinė diena atostogų. Labai ilgai nekalbėsiu, nes skubam pavalgyti ir važiuosim į bagių turą. Na, mūsų pusėtainį. Anksčiau leidom pusryčius pavalgyti, šiaip nuo 9 valandų. Taip pat spirmi dar kiti svečiai miega. Tai va, tikriausiai kitas kadras bus jau, kaip mes būsim prie bagių, ane? Tikriausiai. Va, galiu dar greitai aprodyti šitą viešbutuką. Labai patiko, labai šitas fainiausias viešbutukas, kuriam. O, kur tu matai bent vieną? Ai, nu va, vienas. Šitą aš tau stupė. Nematau. Ai va, tenais. Liūdna, kad paskutinė diena. Nereikia liūdėti, kad baigėsi, reikia džiaugtis, kad iš vis įvyko. Tai aš džiaugiuosi. No, not necessary. O, the keys again. Tai ką, ruošiamės? It's Ruošiamės okay. ir varysim. Okay. Now, please Yep. brake. All good. Please brake. Please turn right. Turn right. Sound. Left. Sound. Okay. Warning. Close. Taxon. Okay, perfect. Please brake. don't need? Non. Non, ça c'est. Les stops général. Tu vois, il faut pas l'utiliser. Ok. Yeah, that's... Press button H. Non.
press First this one. press button. Please brake, press button edge. Voilà, perfect. Perfect. Pasiruošęs? Jau, biškė jaudinasi. Bet manau, kad čia greit labai. Ir prasim. Vas-y, descends le push button. Ah, perfect. O, viskas, jau to lėksim. Diržą rodo, kad neuždėjau. Bet gal nesvarbu. Pažiūrėk, mikrofoną jungi. Įjungtas. Ai, tu... Ir vaidą darau, nes Vaidas. labai netelpa. Gerai, čia dabar... Čia yra šitas action. Tai reikėjo... Bet mikrofas matosi. Ai, tas matas? Jo, matosi mikrofas. Bet tai nieko tokio gal. Parodyk, ar labai baisiai matas. Nesvarbu. Nu tai va, lėksim, esam patys vieni čia turistai, daug nieko nėra. Bet jie čia tik du bagius, kad ir ketūrė. Mūsų čia bus private turas. Aš manau, kad jie turi nuotraukų buvo daugiau. Ai, buvo daugiau. Ai, Jo. gal dabar tik tais mes dar tos du yra atsivarę tikriausiai. Jo. Galvoju, kad čia sekmadienis vis tiek išeiginė. Tikriausiai dėl mūsų ir atvarė. Nu, biškė Tai vėliau ką, negu viskas. šiaip dirba. Šiaip dirba Gerai. nuo 9, bet nuo 10, sako šiandien. Tas... Nu tai gerai, susitiksim keliai. Ja. Pajudam. Čia vasara. Dėkui. Dabar sustojom. Pirmai nuotraukai pasifotkint, pasifilmuot. Šiaip visai įdomus experiences. Iš tikrųjų galvojau, kad ten labiau kratis, bet mes važiuojam per tokias visiškas uolas. Ir tas bagis taip minkštai per tas uolas važiuoja. Tai labai expectationas buvo biškai prastesnis buvo, bet realybėje visai fainiau buvo. Tai Adelija, tai kaip mačiau, gal nelabai patiko, nelabai norėtų, bet vis tiek važiuosim atgal, tai jinai vairuos. Tai turės pabandyti. O dabar va toks va vaizdas. Labai smagu. Aš visiškai stabdžiu spaudžiu į dugną. Čia sustoti įmanoma. Nu, pasiruošęs, Adelija. Nu, pritaisė mane dabar. Varys. Dagbert. Biškį. Parantūvių. Arom. Nebijai? Biškį bijau, žinok, labiau bijau, negu kad aš vairuočiau. Ane? Nebijau. Nu, pradedam.
Prieš išvažiuodami, tiksliau prieš išskrendant sugalvojom dar su laiveliu praplaukti. Pasirodo vis dėlto grįžom į Albufeirą. Į kurią pusę? Nu vesk. Vesk dėl jie mus. Nu, va ten kažkokia. Žodžiu, persiplanavom biškį plaukimą. Sumokėjom 20 eurų plius, bet bus jachta tokia. Tai vat labai įdomu. Mes netyčia atsistojom tipo prie jachtų registravimosi centro ir nepastebėjom, kad ir mums įkišo. Tai pažiūrėsim, ką ten įkišo. 20 eurų daugiau kainavo, bet aš manau, kad apsimokės. Žiauriai turėtų apsimokėti. Nes ten, nu pamatysit, aš jam moku papasakot, žinokit, čia reikia pamatyti. Blemba, uždėjo tokį buteliuką. Nežinau, ar matysi. Euras pem. Euras pem. Parduotuvė kainuoja kokį 3-5 centai. Karačia. O toks apiplėšimas, vidurį baltos dienos. Va šita bus mūsų jachta. Jo, aš tai manau. Nuotraukai tu tokia buvo. Ir sakė, bus vyno degustacijos kažkokios. Bet man atrodo, ten papildomai reikia susimokėti, ne? Jo, bet tai aš nežinau, jinai vėl nori vyną degustuoti. Važiuojam paskutinę dieną. Bet aišku, būtų faina. Ne, vyną tai nenori. Ne, dabar, žinai, kas man įdomiausia buvo? Matai gale? Žiūrėkit, priartinsiu. Gal ne. Va ten, va tavo valtelė, kur yra, jie galima dasmokėjus plaukti ten gilyn į uolas. Jo, ten keli žmonės, kur telpa. Tai va, aš galvoju, šitą dar būtų faina pabandyti. Bet tai faktas, kad pabandyti jo, bet įdomu, ar visi žmonės tilps, kurie norės į pavadinimą, yra labai. Nu tai kiek mūsų 9 kol kas plaukia. Jo. Nebent dar kažką pričiešina, tą saulkę palaukiam. Nu, kaip nešalta? Žiauriai, pati gražiausia diena, paskutinė, kada išvažiuot turim, pati gražiausia diena. Visą dieną saulė šviečia. Nu, bet tai pabūsim visą gražią dieną ir po to. Jo, bet žiūrėk, mes realiai grįšim ir bus jau nusileidus saulė, kai grįšim. Nu jo. Nes 6 jau viskas, eik savo. Trau. Ko anksčiau atsikėlė, to daugiau dienos turi. Jo, to daugiau Kaip nuveikėm. tausta. Ir vienom dienom mažiau nuveikėm, kitom dienom daugiau nuveikėm, bet Vakar nieko stengiamės- neveikėm? Aš pavyzdžiui asmeniškai stengiuosi kuo daugiau nuveikti. Ane? Nu, Važiuoji, ne kasdienę tą atostogą. Nu, čia realiai gal net niekada nebegrįžti, tai reikia viską pasimti, ką gali. Portugalija iš tikrųjų žiauriai graži. Man tai patiko, pavyzdžiui. Labai graži Portugalija. Tai dar sudoda, kiek nepamatėm. Jo. Tai labai Mes daug tik Algarvės nepamatėm. tą visą Labai pamatėm. nedaug pamatėm jau. O, jau šiandien kažką veikia. Jie ten Vyrukai. kapitonas jau šitas su barzdytė, kur tokia jausia. Aš to matau, kaip jisai ektina. Vaikšta, žinai, kaip ant banginio, koks nors medžiotojas. Kaip po savo chatą vaikšto. Kaip pas savo chatą. Labai kūno kalba pasako viską apie žmogų. Kūno kalba yra raktas į visus atsakymus žmogaus realiai. Ir ana grupė tai atėjai pašaukė per garsiakalbį ir visi turėjo sueiti. Prie mūsų atėjo vienas iš įgulos narių ir pats pasikvietė, pasisveikino, pasikvietė užėjti. And today is the last day. Tomorrow starts the current from the current. So this is the finish of the Atlantic current. So it's Išplaukiam. on the cliff. It's the old town of Albufeira. It was a nice, lovely, quiet, calm place. Nu kaip, ką manai? Jau, gerai, patinka labai.
Čia jau Labai faina. čia geriausia išleisti, kiek ten 8 eurų visoje Portugalijai. Nu, tikrai verta iš tikrųjų. Dar ne tiek nedaug žmonių. Kapitonas viską pasakoja. Jo, viską papasakoja. Geras. Čia daug baisiau negu viršui, čia gali tiesiog. Jo, einam prastai. Dabar visi viršui ir nieko čia nėra, mes galim tau gražiai prastai. Pažiūrėk. Visur, kur varom, jiem reikia būtinai pasikarstyti. Bet tai ir sakau, kad dažniuks koks. Selfis. Rimto laivą selfis. Geras. Geras, važiuoja, matai? Mes turėjom būti šitoj baržai, bet mums pasiūlė dasimest 20 eurų ir tipo šitą. Nu va, kapitonas nuleido valtį. Mus atrunka 4 žmonės, kas plauks tą pagrindinę, uolą tą pagrindinę. Tikriausiai dėl to, kad mes lengviausi. Mes skurdžiausi. Ladies first. Jo, aš filmuoju kaip. Nu, reik mažliukti dabar. So you change. You sit on the. Not the right time because it's low tide. Big waves. Sometimes there is less waves, yeah? Yeah. in the Sometimes you summer- can even land, yeah, in the but for summer- now. Okay. Yeah, this is the first season that the people are not allowed to swim. Girdėjai, ką pasakė? Sakė, kad čia tas pagrindinis keivas, kur mes norėjome atvaryti. Jis sakė, tenais dabar šiais metais niekas nebuvo įsilipinęs. Praeitais metais žmonės įsilipinti galėdavo dienom, O kodėl? nes bangos žiauriai didelės. Ai, neįmanoma. Ir neįmanoma, matai, va kiti irgi, va priplaukia ir nieks negali lipinti. Jo. Wow, okay. Selfinas. Čia nuotraukas. Nesvarbu, aš tik pozuoju. Pozuotojas, su mano esi, ne? Su mano megztiniais visus. Potato. Nu ką, dabar prisišvartuosim ir mūsų planas važiuoti į Faro. Važiuosim į Farą ir važiuosim į parduotuvę. Jo, kažką Mūsų pabandysim. Vakaro veiklą. Parduotuvę tai bandysim užpirkti kažką tai giminaičiam, ne, ką galim, kas dar telpa į Telpa mūsų į tą kuprinėlės mažutės. 20 litrų kuprinė. Jo, kažką labai minimaliai, bet vis tiek reikia kažką paimti vis tiek. Jau viskas atsisveikinam? Taip. Tai gerai, buvo labai smagi kelionė.
Ačiū Tadui, kad suorganizavo visą. Tikiuosi gražiai čia susižiūrės, visiems patiks, tikiuosi mes čia Bus kažkokių jaučiu labai nesąmonių ilgas labai video, aš nesušnekėjom. spėju, kad bus Nu, iki- pusvalandis tikrai bus. Iki Pusvalandis 10 tikrai minučių, bus. sakyčiau, bus Mhm. tikrai toksai trumpametražis kelioninis filmas. Dar vat paskutinis klausimas tavo, kaip tu manai, ką mes galėjom kitaip padaryti, negu kad dabar Aš manau, padarėm? kad buvo viskas puikiai ir... Mikrofonas etapas biškių toks galėtų būti, nes jisai matosi, reiks nusipirkti tokį mažesnį. Ate. Pamečiau akinius. Ui. Tai va, su pamestais sakiniais atsisveikinam.